Net ir geriausi animaciniai filmai nėra tobuli, o Peppa Pig yra vienas iš jų. Pažvelkime į keletą juokingų klaidų, kurias radome Peppa Pig. Pavyzdžiui, serijoje Senelio kiaulės šiltnamis. Epizodo pabaigoje, kai senelis šuo gamina pomidorų salotas, pastebėjome keletą juokingų klaidų. Kai senelis šuo baigia gaminti salotas, jis jas patiekia visiems. Ir kaip matome čia, visų lėkštės pilnos salotų, bet pažiūrėkite, kiek salotų liko dubenyje. Jų kiekis lygiai toks pat kaip ir tada, kai jis jas tik pagamino. Atrodo, kad senelis šuo padarė begalinį pomidorų salotų triuką. Ir tai dar ne viskas. Kai personažai pradeda valgyti savo pomidorų salotas, dubenyje lieka tik pomidorai. Tačiau kai kamera vėl parodo vietą, kur matomi visi personažai, dubenyje vėl atsiranda baziliko lapeliai. Rimtai, su šiomis salotomis kažkas negerai. Serijoje, kurioje Ivy pirmą kartą eina į restoraną, pastebėjome daugybę klaidų. Pradėkime nuo puodelio ant stalo. Iš pradžių aiškiai matyti, kur jie padėti, bet po kelių sekundžių, niekam jų nepalietus, jų vietos staiga pasikeičia. Ir tai dar ne viskas. Atidžiai stebėkite tėtį kiaulę. Baigęs valgyti, jis pastumė savo lėkštę į stalo vidurį. Tačiau jau kitame kadre lėkštė stebuklingai sugrįžo į pradinę vietą priešais jį. Serijoje krepšinio lankai yra gana juokinga klaida. Kai visi vaikai ima lankus iš krepšio, matome, kad ir Zoja zebra prisijungia. Bet štai kur problema. Prieš akimirką jos net nebuvo klasėje. Nebent Zoja išmoko teleportuotis, tai akivaizdi animacijos klaida. Ir tai dar ne viskas. Kai visi žaidžia su savo lankais, Zoja vėl paslaptingai dingsta, lyg jos ten nebūtų buvę. Atrodo, kad ji pasirodė tik vienam kadrui ir tada išnyko į orą. Serijoje Kanjonų šalis, kai kiaulių šeima ruošiasi lipti į panelės triušytės sraigtasparnį, atidžiai pažiūrėkite į mamos kiaulės batus. Aiškiai matysite, kad jie yra mėlyni. Tačiau vos po kelių akimirkų, kai ji leidžiasi kopėčiomis į valtį, jos batai stebuklingai pakeičia spalvą į violetinę. Ar ji pasiėmė atsarginius batus? O gal tai dar vienas greitos spalvos keitimo animacijos atvejis? Ši kita klaida tarsi dingimo triukas. Serijoje Gelbėjimosi valtis, kai Peppa atvyksta į prieplauką, niurzglusis triušis išeina iš savo valties liuko. Tačiau po akimirkos, kai visi stovi ant vietos, kur anksčiau buvo liukas, liukas jau yra dingęs. Mes nematėme, kad kas nors jį uždarytų ar patrauktų, kur jis dingo. Galbūt niurzglio triušio valtis turi slaptą įtraukiamą liuką, arba galbūt animatoriai tiesiog per greitai jį išnykino. Ir tai dar ne viskas. Iš pradžių, jei pažvelgsime į valties svirtį, matome, kad ji yra gerokai toliau nuo vairo. Tačiau epizodo pabaigoje, kai jie išplaukia, svirtis paslaptingai atsiduria šalia vairo. Ar niurzglusis triušis sumontavo besisukančią svirtį? O gal valtis nusprendė pertvarkyti savo valdymo elementus kelionės metu? Serijoje Daktarė Žiurkienės vėžlys, Daktarė Žiurkienė veterinarė atvyko aplankyti vaikų ir papasakoti apie 3 augintinius, kuriuos jie atsinešė. Ir kai jie kalbasi su vaikais, galime pastebėti, kad ten taip pat yra Candy katė. Tačiau vėliau epizode, kai Daktarė Žiurkienė pastebi, kad jos augintinis vėžlys užlipo į medį, ji paskambina panelės triušės gaisrinės tarnybai. Kai gaisrinės komanda vyksta į vietą, galime pastebėti už jų važiuojantį automobilį. Tačiau problema ta, kad Candy katė sėdi galinėje sėdynėje, bet kaip tai įmanoma? Anksčiau mes ją matėme klasėje, bet dabar ji čia, sėdi automobilyje. Rimtai, tai tikrai keista klaida. Serijoje Kartoninė ligoninė atidžiai pažiūrėkite, kaip Peppa rodo popieriaus lapus. Pirmiausia, ji parodo viršutinį lapą, o ten yra mėlynas dinozauras. Ji jį padeda atgal. Tada ji paima vidurinį lapą ir ten yra žalias dinozauras. Ji padeda tą lapą ant viršaus ir vėl paima lapą iš vidurio. Nesunku atspėti, kad ten bus mėlynas dinozauras, bet ne, ten yra violetinis dinozauras. Tačiau Peppa nepaėmė apatinio lapo. Tai kaip mes galėtume pamatyti trečią dinozaurą? Serijoje Saugumas pirmiausia yra labai keista animacijos klaida. Kai tėtis kiaulė atidaro apsauginius vartelius, žiūrėkite atidžiai. Jie tiesioginė prasme pereina kiaurai per Peppos ir Džordžo veidus, lyg jų ten nė nebūtų. Dabar kitas atvejis nėra tiksliai animacijos klaida, o labiau loginė. Kai Peppa ir Džordžas pradeda apsaugoti namus nuo kūdikio, jie viską apvynioja burbulinę plėvelę. Bet štai kur problema. Kaip jie apskritai sugebėjo apvynioti kabančią lempą? Nėra jokios galimybės, kad tie 2 maži paršiukai būtų galėję ją pasiekti. Serijoje Tėčio filmavimo kamera pastebėjome keletą klaidų. Peppa ir Džordžas pusryčiauja, kai tėtis kiaulė gauna savo filmavimo kamerą. Dabar pažiūrėkite į stalą čia. Kaip matome, yra 2 dubenėliai dribsnių ir 2 stiklinės apelsinų sulčių. Tačiau po akimirkos, kai tėtis kiaulė padeda savo kamerą ant stalo, dubenėlis su dribsniais ir stiklinė apelsinų sulčių dingsta. Ir tai dar ne viskas. Vėliau serijoje tėtis kiaulė prijungė savo kamerą prie televizoriaus, kad pažiūrėtų nufilmuotą medžiagą. Dabar pažiūrėkite, kur prijungtas laidas.
Jis prijungtas prie apatinės televizoriaus dalies. Kai matome priartintą televizoriaus vaizdą, prijungto laido visai nesimato. Tačiau vėlgi, kai matome bendrą kambario vaizdą, laidą vėl galime pamatyti. Serijoje Kailė kengūra. Kailė kengūra ir jos šeima atvyksta į Pepos namus aplankyti. Kai jie atvyksta į kiaulių šeimos namus, visa kiaulių šeima išeina jų pasitikti. Dabar atidžiai pažiūrėkite į kiaulių šeimą. Galime pastebėti, kad Pepa ir Džordžas stovi tiesiai priešais tėtį ir mamą kiaulę. Tačiau problema ta, kad kai scena priartinama prie Pepos ir Džordžo, mama ir tėtis kiaulės dingsta iš kadro. Nors anksčiau matėme, kad jie buvo tiesiai už Pepos ir Džordžo. Šioje serijoje yra dar viena klaida. Ir ji dar juokingesnė. Po to, kai Pepa ir Džordžas susitinka su Kailė kengūra ir jos broliu Joy, Pepa parodo Kailė, kaip šokinėti po purvinus balas. Dabar pažiūrėkite į purvinos balos dydį. Ji gana maža, tačiau kai kiti personažai pradeda šokinėti į balą, jos dydis stebuklingai pasikeičia. Mes aiškiai matome, kaip bala iš niekur keičia savo dydį. Dabar pereikime prie serijos perdirbimas. Kai Pepa eina prie šiukšliadėžės, jei atidžiai pažiūrėsite, pastebėsite keletą paveikslų tiesiai virš šiukšliadėžės. Tačiau vos po kelių sekundžių tie patys paveikslai stebuklingai atsiranda pakabinti virš viryklės. Ir galiausiai, kai mama kiaulė parodo Pepai rūšiavimo dėžes, viskas tampa dar keisčiau. Matome dėžes stovinčias dešinėje šaldytuvo pusėje, bet tai visiškai nelogiška. Visose kitose serijose šaldytuvas rodomas prispaustas prie sienos, todėl toms dėžėms visiškai nelieka vietos. Serijoje Senelio kiaulės kompiuteris, Pepa ir Džordžas eina pas senelius, kad pataisytų jų sugedusį laikrodį. Taigi, kad pataisytų laikrodį, senelis kiaulė eina į savo pašiūrę. Dabar pažiūrėkite atidžiai. Jei pažvelgsime tiesiai už laikrodžio, galime pastebėti įrankių krepšį. Tačiau klaida ta, kad po kelių akimirkų krepšys stebuklingai dingsta. Ir tai dar ne viskas. Kai senelis kiaulė pagaliau pataiso laikrodį, krepšys stebuklingai vėl atsiranda. Toliau, serijoje Žaislų spinta pastebėjome keletą juokingų klaidų. Štai čia, jei pažvelgsite į duris, pamatysite laiškų angą. Tačiau vos po kelių akimirkų, kai ponas Zebra atidaro duris, anga visiškai dingsta. O scenoje, kurioje Pepa paduoda spintos kojas Džordžui, atrodo, kad jos rankos auga tiesiai iš smakro. Serijoje Kūdikis paršiukas, kai Kloja išneša vežimėlį iš sandėliuko, atidžiai pažiūrėkite į patį sandėliuką. Iš pradžių ant viršaus yra vėliava, tačiau jau kitame kadre ta vėliava visiškai dingsta. Ir štai dar vienas keistas dalykas. Kai Pepa pasako, kad Džordžas yra kūdikis berniukas, aiškiai matome šalia jų kamuolį. Tačiau po kelių akimirkų tas kamuolys visiškai pradingsta. Serijoje Biblioteka, kai tėtis kiaulys atsisėda skaityti Nuostabusis betono pasaulis, mėnulis ir žvaigždės, kurios anksčiau švietė pro langą, dabar visiškai dingusios. O serijos pabaigoje Suzy laiko savo bibliotekos knygą. Bet štai klaida. Anksčiau ji buvo žalia, o dabar ji oranžinė. Serija Prašau ir ačiū prasideda tuo, kad kiaulių šeima pusryčiauja kartu su seneliu ir močiute kiaulė. Štai čia mama kiaulė ruošiasi įpilti sulčių į Pepos stiklinę. Jei atidžiai pažiūrėsite, ąsotis beveik pilnas iki viršaus, iki pat viršutinės rankenos. Kai jį įpila, lygis sumažėja. Kas yra logiška, bet štai kas keista, kai mama kiaulė atsisuka į Džordžą ir paklausia, ar jis norėtų sulčių, staiga ąsotis vėl visiškai pilnas. Panašu, kad mama kiaulė atrado kažkokį begalinį sulčių triuką. Ir tai ne vienintelė klaida. Vėliau serijoje darželyje Suzy sėdi už Richardo triušio ir priešais Pepą. Tačiau kai scena priartinama prie jos, kažkaip Edmundas Dramblys atsiranda tiesiai priešais ją. Dabar dėl šios kitos klaidos parodysime jums ištrauką. Pažiūrėkite, ar galite pastebėti klaidą. Šios sėklos išaugs į gražias gėles. Ar pastebėjai, kai senelis kiaulė kalba apie sėklas, atkreip dėmesį, kur padėtas laistytuvas. Tada scena priartėja prie sėklų ir vėl grįžta į pradinę padėtį. Bet pažiūrėk į laistytuvą. Jo padėtis tarp kadrų šiek tiek pasikeitė. Ir tai dar ne viskas. Šioje serijoje yra dar juokingesnių klaidų. Pažiūrėk, kaip senelis kiaulė nepaiso gravitacijos dėsnių. Pagal tai, kaip jis laiko dėžutę, visi sėklos turėtų iškristi iš karto, bet čia iškrenta tik viena sėkla vienu metu, o anksčiau dėžutė buvo pilna sėklų. Bet kai tik iškrito pirma sėkla, dėžutė tapo pusiautuštė. Ir po kelių sekundžių dėžutė vėl pilna sėklų. Ar čia kažkokia begalinė sėklų klaida? O paskutinė šios serijos klaida yra tikrai keista. Kai senelis kiaulė veja paukščius, jo ranka persidengia su Pepos veidu. Dabar Pepos veide auga ranka. Dabar pažiūrėkime į klaidas serijoje Dantukų fėja. Šioje scenoje aiškiai matome stalo kraštą ir ten nieko nėra.
Tačiau kai scena nutolsta, atsiranda lėkštė su spagečiais. O šioje scenoje Pepa eina pro laiptus. Tačiau čia kažko trūksta. Ar čia neturėtų būti rūsio durų? Taip pat kai kuriuose serijose durys veda į rūsį, o kai kuriuose tai tiesiog sandėliukas. Ir tai dar ne viskas. Kai Pepa valosi dantis, pažiūrėkite, kaip širdelės simbolis ant jos drabužių persikelia iš vienos pusės į kitą. Ir dar šioje scenoje už jų nieko nėra. Tačiau po kelių akimirkų atsiranda kriauklė, o kitą dieną, vos tik patekėjo saulė, pastebėjome dar vieną klaidą. Praėjo kelios valandos ir saulė pakilo. Tačiau debesis čia nepajudėjo nė per colį. Ir tai buvo keletas juokingiausių animacijos klaidų seriale Pepa. Ar pastebėjote dar kokių nors, kurių mes nepaminėjome? Parašykite jas komentaruose ir galbūt kitą kartą jas parodysime.